Mažeikiai savo aikštėje 3-2 įveikė FPK Kauno ekipą. Žalgirio komandos vyr-treneris Vitalijus Stankevičius. Nerijus Astrauskas 1-1 su Laurynu Rimavičiumi. Ir Gurgurovičius gali smūgiuoti dabar iš maždaug nuo 18 metrų, tai ir bandė daryti ir pasiaukojimai. Žaidžia dabar Saša Količius, tas Šiaulių juodadarbis iš Kroatijos. Vėl Vaitkūnas su kamuoliu į baudos aikštelę ir kamuolys skrieja greta vartų. Dabar visą sezoną praleido ant atsarginių žaidėjų suolo. Tadas Simaitis rungtyniavo tik nuo rungtynių su Banga, tai yra kelias varžybas. Na ir tada praleido 6 įvarčius, na o dabar Rimkevičius su kamuoliu, perdavimas link Mušnikovo. Mušnikovas smūgis į vartus ir kamuolys skrieja į vartus. Leonidas Mušnikovas 1-0 pirmauja aikštės šeimininkai Šiauliai. Įvartį Žalgirio vartus pelnė Leonid Mušnikov. Andrėjaus Nagumanovo sąskaitoje 8 įvarčiai. Šiaulių futbolininkas Robertas Veževičius yra įmušęs tiek pat. Na, o dabar Artūras Rimkevičius. Leonidas Mušnikovas palieka kamuolį Pauliui Janušauskui. Šios smūgis į vartus ir smūgis labai nenusisekęs. Gurgurovičius pasirengęs kelti kampinį ir perdavimas į baudos aikštelę. Čia neblogoje situacijoje buvo atsidūręs Aleksandras Kurnajevas. Į priekį link Matulevičius. Matulevičius krūtinė bando numesti kamuolį Astrauskui. Šiauliai perima jį, tačiau neilgam Gurgurovičius. Nagumanovas apsisuka, smūgiuoja į vartus ir kamuolys. Dabar jau paglosto virpsta ir palieka aikštę. Raimondas Vileniškis pakeitė. Vileniškis pakeitė. Į baudos aikštelę ir čia pavojinga situacija. Patenkinti susirinkęs ir gali, jie nemato, kad kamuolys ne iš tos pusės atsitrenkė į vartų tinklą. Du žaidėjai gyvatvorėje, Paulius Janušauskas ir Artūras Rimkevičius, o čia perdavimas į baudos aikštelę, 11 numeris Pavelas Komolovas perdavė kamuolį. Dabar Šiauliai gali kontratakuoti Saša Količius. Petys į petį, tačiau pražanga skiriama. Egidijus Vaitkūnas, antroji geltona kortelė Egidijui Vaitkūnui ir palieka aikštę Egidijus Vaitkūnas. Žalgiris lieka 10-ese. O Šiaulių futbolininkų yra 11. Daug aistrų dabar čia, jūs patys viską matote. Ernestas Pilypas, Šiaulių futbolininkas, Šiaulių gynėjas su kamuoliu Igoris Kozlovas. Perdavimas Pauliui Janušauskui į baudos aikštelę Kozlovas. Reikėjo dabar smūgiuoti vienu lietimu, pabandė susistabdyti pirmiausia kamuolį Igoris Kozlovas. Na ir šis sprendimas tikrai buvo ne pats geriausias. Link Artūro Jaršovo, kamuolys Jaršovo nepasiekė, o dabar Gočia Tvildienis, perdavimas Robertui Veževičiui. Veževičius dešiniuoju kraštu, smūgis į vartus ir į skersinį pataiko Robertas Veževičius. Na ir jei tikrai Rokas Urbelis. Dabar Gočia Tvildienis, 1-1 galėjo išbėgti Gočia Tvildienis. Kamuolio susistabdyti nepavyko. Ir visi Šiaulių futbolininkai baudos aikštelėje, perdavimas ir pavojingas, galima sakyti, perdavimas ar smūgis buvo. Kamuolys sukosi tiesiai į viršutinį vartų kampą, į tolimą į vartų kampą, tačiau užtikrintai rungtyniavo Tadas Simaitis, užtikrintai rungtyniauja Tadas Simaitis ir toliau. Igoris Kozlovas. Raimondas Vileniškis. Leonidas Mušnikovas į priekį link Gočia Tvildienio. Nuošalės nėra ir dabar galimybė, jeigu būtų sėkmingiau susistabdęs kamuolį Igoris Kozlovas. Dabar buvo galimybė smūgiuoti ir iš pusės aikštės. To ir neprireikė. 1-0.
Pergalę šiandien švenčia Šiaulių šiauliai, džiaugsmo Šiaulių stovykloje, netgi šokinėja Deivis Kančelskis, patenkinti visi Šiaulių futbolininkai, patenkinti. Šiaulių komandos gerbėjai 1-0. Rungtynės baigėsi tokiu rezultatu.